Turime žaislų dėžę tvingui, duslė, filtras, kronšteinam daryt, vamzdžiai, perimai nuo M3, literiukai karboniniai. Dabar žiemos sezonas, reikia bekeliai ruoštis. Čia irgi dar tokių žaislų yra, bet palikim paslapti. Podelių laikiklius. Žodžiu, ką šiandien nusišniku, einam darys rimtus darbus. Aš einu ruoštis breketus šitai žarnai. Reikės ją pritvirtinti prie stiklo ant kėbulo. Tai va, tai aš palieku jūs ramybėj ir nutriukšmau. Šitas tai kėbulo dalis. Ar sakai pjauti skylį? Šitas kėbulo dalis, tai jaunam tai reikia. Nu ir geniau kaip tu atgal atstatysi tada. Jeigu kažkam reikės... Eugenijau technikiniai tikrai netrukdys dar kada nors varai. Ką trukdys šią skylę? Virin, moku žiūrint. Kiek? Tu irgi mokai. Tik čia reikia. Pačią vinkodą. Ar tikrai? Jo, eik tu savo. Žiūrėkime, čia. Tai čia padariau ale šniorkelį. Testu šitą. Žiūrėt, kur įeina į tą dėžę, kad galima būtų įsipjauti skylį. Nu, aš negaliu, tiesiog tobulai čia. Eik, tai ta mašina tiek neišgyvent. Palaikyk. Šitas yra pradėtas, kam turėtų pradėtas, kai gali vieną. Šiaip baltas nelabai patinka. Šiaip šitas modas ganėtinai brangus. Jeigu šitas šnorkelis. Šnorkelis? Ne, man nekainavo nieko. Tai yra mūsų rėmėjas, Hipdata. Ačiū Arūnai, kad prisidedi prie mūsų nesąmonių. Pertepam. Labai smagiai lenda. Tavas netobula. Idealiai. Tobula. Dar galim traukti. Man, nežinau, man atrodo kol kas super automobilis būtent šitai temai. Šito klijuko matau dar taip sočiai. Nu kam tai taip? Nenori tiesiog kažką. Tai arba prigers, arba ne, tai geriau žinosiu, kad čia buvo sandaru. Tai nėra sandaraus. Nėra. Kaip nėra? Yra, važiu, darau. Nu taip, bet čia vandens neturėtų būti. A, ką tu žinai? Nors jeigu jau čia bus vanduo, tai ten jau tikrai bus vanduo. Mažiau tu galvok, daugiau daryk. Tai jau čia kabint galiu. Jo. O kur raktas? O buvo iš čia taip. Kur gazą užspaudė? Vakumpa. Jo, vakumą šonė. Kodėl slekia kažkur? Kas jam yra? Eik čia mechanika, žiūrėk, ką čia pridarei. A? Reikia duslintuoti. Ne. Lambda zondas išpieštas, reikia įvirinti, paskui blogai valgyti, žinai. Šiaip labai ekonomiškas, 100 km 5 litrai benzą smaugiant. Perėjimo. Va, parodė. Argi negražu. Žiūrėk, kaip dydis beveik kaip originalas. Nu. Kažką tokio. Ta prasme, iššoko. Palauk, pavadinimas. Ir man tai man nepadėti.
dirželių ruoštų. Minusas. Padauginam pagal 2 problemas ir gavom Twingo. Aš tai sakiau, jeigu nenuskandinsi, tai reiks bandyti iš naujo. Būtinai. Vienas važiuos kitas. Aš į miestą, tu į Bekelę. Tai sveikučiai. Na tai sveikučiai, vėl grįžom į Bekelę. Naujas epizodas. Tai kas nematėt prieito epizodą, spaudžiam čia. Ir įsivertinę Twingo minusus. Šiandien sudedam pliusus. Tai pakėlėm 5 cm, sudėjom purvasaugius ir oro paėmimą, kad balos būtų nebaisios. Ir aišku, aprangą užsidėjau į balą. Žiūrėsim, kas bus. Važiuojam. Būtų jokingai, būtų nusėdęs. Nedaryk, paleist tą žvėrį. Gerai, šitas buvo per lengvas, dabar... Tavo galima. Tai tas ten arba čia, kur nepakilom praeitą kartą. Ale, rimtai jaučiasi gripas. Gripo tai belė kiek. Gerai, jau tikrai geriau. Varyk iki balotų. Nu, aš matau, kad įvažiuosim. Ai, tiek nedaug. Lipkitą pamesim. Nepamesim. Pirmą kartą vyrinau, žinai, pirmą kartą, kai nesistengi geriausiai. No. Taip. Tvingo! Bet galios užteko. Jo. Ir dabar su dugnu mes nusistumėm. Okay. Dabar. Tikrai pačakas geresnis biškas. Okay. Bet šitą šiaip neblogai, šoku. Nieko nematau šitą. Tiesiog lekiam. Padangos pasitvirtino. Tikrai sukibimas daug geresnis. O su padangom ką padarėm, tai tiesiog nuvežėm pragilinti. Ir raštą kitą biškį padarė. Jo. Ir žiemino biškį aptiktas. Daug pakvepuot. Tu jautėjai, kaip jis prilipo kažkaip. Jo amortizatoriai susėdo ir jis prilipo, tiesiog dugnas ir visas greitis dingo. Yeah. Oh my god. Kaip kartutė. Super. Ne, dabar pasitikrinam. Ar nieko ne? Damage. Nestabdyk, durnas! Ne, po. Aš galvoju, kai jis greičiau pareis. Va čia tai dabar prisidirbom. Kai galvoji, kad anksti namo grįši.
Išėję pasivaikščioti. Tadas in its natural habitat. Kiekvieną savo turi, žinai. Aš matau, kad čia bus gerai. Turėtų fainai. Šaka, kur ką tik pavažiavo. Sako, pas kokią tu mašiną. Tvingo. Per bato aukštį, netgi daugiau vietomis yra šitas. Vidurys išvažinėtas. Tai prasme provėžos per gilios, aš tiesiog įvažiuosiu ir sėsiu ir neįpėdžiu. O tai jeigu ant provėžų liptų? Matai bent vieną. Aš net eidamas nesugebėjau pagauti ant provėžų eiti. Nu bet tai palauk, ką tu sakai? Aš sakau, kad be šansų. Ta prasme net... Ne, tad. Mes negalim, paprasme, sakyti, kad ne. Mes turim važiuoti. Supranti. Ir čia reikia važiuoti. Tai reikia važiuoti, užklimti ir ištraukti. Tinka tai? Važiuojam, nu. Tai čia pradedu ir ištrauksiu. Reikia važiuoti. Tai gerai, čia važiuoju ir ištrauksiu. Tai ištraukiu. Mes varom iki kiaušų, taip sakant. Bėga vanduo į saloną. Gerai. Ko mes kitaip ir tikėjomės? Ne, tai aš iš vis nustebau, kad aš ten atsidūriau. Nu. Kur jau sakiau tikrai ten viskas, bet po čia aš netikėjau, kad įveiks net tiek. Nu. Ir nežinai, ką pradėjo daryti, tai pradėjo plaukti. Tiesiog pakėjo. Gal tau svorio įmesti gal? Ne, jau yra taip 5 litrai per daug. Kas iš to gal? Tai gerai, kad plaukia. Nu jo, mažiau kaip būna. Tada priekis tik nusileidžia, po truputį ir praeina. Tam tiek vakar dirbom prie jos. Jinai pravažiuos ir jinai toliau mus džiugins. Leisit? Praleisit mane? Jo. Aš jau vidury buvau. Aš pačiam vidury buvau, giliausiam taške turbūt. Aš jau buvau, anam gale giliausiam taške mane ištraukė, nes atsisėdo ant dugno. Dabar važiuosiu čia. Gerai. Važiuokit ten. Tai aš jau buvau. Vidury. Pakibau. Ir viskas, grįžai? Bandau čia. Ai, bandysim pro šitą pusę. Važiuokit lauk tenoj pusėj. Langus reikia užsidaryti.
Raundas 3. Kodėl? Aš per droną mačiau. Tau numovus padanga buvo. Spėjau viduje ten ir... Aušinimas dabar. Aušinimas. Varlių. Nes nusimovus biški padanga buvo, pavažiavau į priekį ir užsimovęs. Policija sustabdo, sėdi taip. Nu šiaip kiužos padangos buvo. Linkės. Linko ratas? Linko. Kaip ir. Ar turiu pasirinkimą, taip? Čia nėra nei raundas, nei trečias, nei penktas, čia tiesiog reikia kadrų. Jau mes toliau. Vandens iki kelių. Ką aš filmavau? Ir tą pradūrėjai. Čia buvo. Na tai šiandien apturėjom tikrai įdomių patirčių. Paskendom, neprigėrėm, reiškia mūsų modifikacijos kaip ir suveikė. Ir Twingo gyvas. Aišku, numontavom 2 kartus ratą ir man tas labai daug kovojo su manim ją pripūst. Nes toli būtų tekę važiuoti iki montavimo vietos, tai teko stengtis atgal atstatyti. Ir džiaugiuosi mūsų nebloga pramoga. Tikiuosi, jums taip pat buvo smagu, o mums buvo pigu. Iki kito, nepamirškit like, subscribe. Čiau. Čiau. Na ir lauksime komentaruose jūsų pasiūlymų naujam iššūkiui šiam automobiliukui. Twingui.